Na, o šiandien čia jūsų dėmesiui šventinio savaitgalio įžanga. OptiBet 32 turo susitikimas tarp Kauno Žalgirio ir Alytaus Dainavos futbolininkų. Negali padėti savo komandai. Javi Osmendi puikiai priima kamuolį. Javi Osmendi ir įvartis mušamas į svečių vartus. 8 minutė. Armandas Kučys spėjo prie Javi Osmendi perdavimo ir muša pirmąjį mačo įvartį. Šypsosi Armandas Kučys, priima komandos draugų perdavimą. Labai geras tolimas, pirmiausia perdavimas Javi Osmendi. Na ir po to puikiai ispanas atmetė kamuolį Stanislavas Sorokinas. Mateusas Arojo ir sugeba nedaugelis aikštėje esančių futbolininkų. Dabar Javi Osmendi. Rodo kombinacija Gratas. Link antrojo skersinio ir įveikia kojų mišką kamuolys. Pavardžių Estebanas Kombiaso, argentinietis. Griūna dabar alytiškiai baudos aikštelėje ir 11 metrų baudinys skiriamas į rungtynėse. Stanislavas Sorokinas kaip užtikrintai siunčia kamuolį į vartų tinklą ir lygina rezultatą ukrainietis. 1-1, 66 minutė. Rezultatas yra lygus 1-1. Dainava įvartį pelnė 34 numeris Stanislavas Sorokinas. Labai užtikrintai į įvartį į Kauno Žalgirio vartus. Martynas Dabkus dabar kaip fantastiškai suklaidino du varžovus. Martynas Dabkus atliko. Perdavimas į baudos aikštelę. Armandas Kučys. Štai Odė Abdulahi. Kampinis. Ir smūgis į vartus. Gelbėja savo komandos draugų. Smūgis į vartus. Štai kaip pavojingai. Artūras Dolžnikovas. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir Jasonas Noslinas. Taip, aidi Roberto Šmito švilpukas. Ir Kauno Žalgiris praranda 2 taškus akistatoje su Alytaus Dainava. Kauniečiai pirmieji įmušė įvartį ir išsiveržė į priekį 8 minutę po Armando Kučio